Sveiki, mėlieji. Daug kas turit problemų su skausmais sąnariuose, stubure. Žinot, yra akupunktūriniai taškai. Akupunktūriniai taškai tai tos vietos, kur aktyvinamas visas organizmas. Ir tam tikri taškai veikia, kur kažkur tai veikia hormoninės liaukas, kai kur veikia vidaus organus. Kiekvienas organas turi savo akupunktūrinius taškus. Ir, pavyzdžiui, širdis tai turi priekinę ir užpakalinę tą čakrą, tą akupunktūrinį tašką vadinamą. Ir turi visą meridianą per šoną, kuris eina. Ir 64 mažosios čakros yra, širdis ypatingai labai svarbus organas. Bet kiti organai taip pat yra labai svarbus. Ir didelis diskomfortas ir kančia, kaip skauda sąnarius, juosmens sritį, stuburą, čia kryžkaulio sritį. Tai parodysiu aš jums paprastą dalyką. Yra akupunktūrinis taškas, kurį reikia kiekvieną dieną daryti ir pajusit rezultatus po kurio laiko. Tai yra po kojom. Čia kitoj pusėje kelių yra taškai. Tiesiog paimat tą vietą su dviem pirštais galima paimti ir spaust. Jie ten gana skaudus, bet ne tai baisiai. Ir jeigu spausit, jūs iš karto pajusit reakciją į savo juosmens sritį, kryžkaulio sritį. Čia va strėnas užpakaly. Ir dar ką pajusit, iš karto po kurio laiko pradės gerėti kelių ir kitų sąnarių veikla. Žmogus turi 9 grupės raumenų, kur viena kitą įtakoja. Ir raumeniai surištų su sausgyslėm ir taip pat įtakoja labai stipriai visus procesus pas žmogų. Tai dabar, jeigu darom kažkur, tai va čia yra labai esminis dalykas, čia yra kojom. Ir jeigu jūs tą akupresūrą darysit, tą tašką aktyvinsit, jum tiesiog su procesai visi regeneracijos, atsistatymų tiesiog reaguos. Organizmas, tos vietos bus skatinamos pačios natūralių būdų tvarkytis. Kas turit sąnarių skausmus, kas tiesiog net visi sąnariai, ypač va šitoj daly kūno apatiniai, labai reaguos. Tai va, kas turit skausmus kelių srityse, klubų srityse, su strėnom tom vadinamom skausmus, tiesiog pakanka, paimkit šituos taškus ir aktyvinkit. Tikrai pajusit poveikį ne po vienu kartu, kažkiek tai reikės padirbėti su tuo ir tikrai bus rezultatai, mėlieji. Patys savim rūpinkitės, patys stenkitės savo organizmą stimuliuoti tiem procesam ir jūs valdysit ir nervų sistemą ir daug aš čia visokių tų jums patarimų duodu. Paprastai ne aktorė esu, paprastai šneku kaip žmoniškai ir nesu aš čia nei kokia operatorė, pas mane labai primityvūs tie filmukai, bet labai dėkoju, kad jie prenumeruojat, jums tas nieko nekainuos. YouTube'as neima pinigų iš prenumeratorių, jie uždirbinėja iš reklamų. Tai taip, kad be baimės prenumeruokit, visada gausit signalą
kai ateis mano nauji įrašai. Ir jeigu jums patinka, jeigu mėgstat mane žiūrėti, labai jums dėkoju, džiaugiuosi ir toliau bendrausim. Iki sekančio.